Griaudami nuostatą, jog Kaunas nuobodus ir nesaugus miestas, Kauno naktų renginio programą studentai buvo užsimoję pradėti nuo 20 valandos. Tačiau kauniečiai pabūgę galimo lietaus iš namų išsiruošė kur kas vėliau nei planavo organizatoriai. 22 valandą miesto centre jau liuliavo jūra žmonių. Daugelis sako, jog neprisimena, kada paskutinį kartą matė tiek daug miestelėnų vaikščiančių po naktinį Kauną, tačiau tuo nesistebėjo. Girdėjau įspūdžius iš Vilniečių, jau ten buvo toks renginys, sudomino ir mus, todėl išsiruošėm. Pažiūrėsim, dar tik tai pradėjom žiūrėti, laukiam koncerto. Kauniečius naktį į centrą išviliojo žadėta nemokamų renginių gausa. Miesto sode liaudiškos muzikos koncertas, grojant armonikai, peraugo į miestelėnų vakarušką su patrepsynomis. Kitoje gatvelėje, kaip ir buvo planuota, virė krepšinio aistruolių kovos. Laisvės alėjoje išalkę praeiviai buvo vaišinami egzotiškais prieskoniais kvepiančia koše. Daugiau kaip 2000 porcijų buvo išdalinta per valandą. Vaišinam labai skanią košę vegetarinę. Čia yra turbūt kokių 5-6 rūšių ingredientų visokiausių. Kad žmonės sušiltų, paragautų. Nutuk, nenutuks, bet skanu. Įvairūs renginiai tuo pat metu vyko skirtingose miesto vietose. Tad nesuspėdami į visus, kur buvę ir ką matę, klausinėjome praeivių. Mes buvome nuėję pasižiūrėti keramikos muziejų, kurio mes iš tikrųjų, ar tu buvusi? Ne, ir aš nesu buvęs. Ir gana tokių įdomių dalykų. Iš tikrųjų, gyveni Kaune ir nežinai, kad aš, pavyzdžiui, tai netgi nežinojau, kad čia yra tas keramikos muziejus. Dainavo 4 kunigai, grojo įvairiais instrumentais. Mes girdėjom asmeniškai dainas, giesmes, bet tokias ne visiškai tradiciškas, kokias girdim bažnyčioj. Labai norėjom išgirsti tą repą, bet dėja kažkaip arba pražiopsojom, arba jie dar vėliau jį dainavo. Rotušės balkone romantiškai skambėjo klasikinė muzika. Aikštėje savo idėjas pristatė studentai, o kitoje pusėje į dangų kilo paslaptingą šviesą skleidžiantys žibintai. Tuo tarpu jaunimas plūdo į amfiteatrą Nemuno krantinėje, kur viena po kitos muzikavo šiuolaikinės muzikos grupės. Požeminė perėja Vilniaus gatvėje virto erdve Dailės akademijos studentų performanso sale, kurioje atsiskleidė renginio Kauno naktys idėja, kur pagrindiniai veikėjai buvo ne artistai ar organizatoriai, bet visi miestiečiai. Patys žmonės dalyvauja visoje šitoje mūsų akcijoje, todėl kad yra labai svarbus pačio žmogaus dalyvavimas, kad čia vyktų gyvybė, kad judėtų žmonės, kad vaikščiotų, kad patys tiesiog praeitų pro šią visą erdvę ir kad iš tiesų pagrindinė idėja kilo, nes labai dažnai mums tenka praeiti po visą perėją, jinai yra tokia bekvapė, negyva ir tiesiog norisi prabėgti pro ją ir kilo ta idėja viską atgyvinti. Tiesa, kai kurios žadėtos akcijos taip ir neįvyko, tačiau dėl to pasipiktinusių buvo nedaug. Esą pasivaikščioti tarp daugybės žmonių visiems buvo labai smagu.